1:5 mastelio X-Max modelis, šalia padėtas 1:12 palyginimui modeliukas, dar šalia benzininis 1:5 mastelio modelis, akumuliatoriais varomas modelis, esu sudėjęs 4 celių lipo akumuliatorius, 3800 talpos, galios kaip ir pakanka, bet ateityje dėsiu 3 celių ir didesnės talpos, kad važinėčiau ilgesnį laiko tarpą. Kėbulo tvirtinimas kiek nestandartinis, nėra klipsų, kaip tarkim šiame modelyje matosi tie metaliniai. Tai sakyčiau daug patogiau, neišsimėto klipsiukai, tiesiog atlenkiam ir modelis nusiema, viduj galingas variklis elektrinis, greičio reguliatorius atnaujintas, šonuose akumuliatoriai sudėti. Teko modelį išbandyti jau normaliai, tikrai sakyčiau patvarus, dar po šiai dienai nelūžo. Pačiam modelio valdymo pulte integruotas mygtukas, leidžiantis savarankiškai modeliui atsiversti, nereikia pačiam eiti atversti jo. Kažkokio tuningo tikrai nesiruošiu šiame dėti, tikrai manyčiau nereikia, nes jau teko išmėginti ir kelių metrų šuolius per tramplyną. Šią dieną laiko tikrai viskas, nors lauke šalta, turėtų būti atrodo trapesnė plasmasė, bet dar laiko. Tai išmėginsim dabar važinėjimo lauke sekančiam filmuke.